Treneri, turbūt psichologiškai tokios rungtynės ypač svarbios komandai po košmaro Palangoje. Klaipėdai. Nu taip, psichologiškai tai labai reikėjo tos pergalės iš tikrųjų ir mes labai ruošiamės jom iš tikrųjų ir aš džiaugiuosi, kad pavyko tai įgyvendinti gynybą, aišku, gal ne visai pilnai, bet didžiąją dalį tikrai pavyko. Patenkintas šiandien savo žaidimų komandas? Nes šiandien jau lyg nervavotės mažiau per rungtynės. Nu ne, viduj tikrai aš nervavaus ir iš tikrųjų buvo tas nerimas toks didelis, bet vyrai parodė, kad jie tikrai gali kautis, kad jie gali dėl kiekvieno kamuolio kovoti ir tikrai džiugu labai. Šiandien turbūt aikštės gynyba buvo tas faktorius, kad jūs padėjo atsiplėšę trečiam kėliny. Ne, aš nemanau, kad vien tik tai aikštė. Mes aikštę pastovėjom keletą kartų, bet visumoje tai visos tos gynybos, kurias mes taikėm, gavo šiandien palyginti. Kodėl nepavyksta pataikyti tritaškį ir baudų, sakykime? Su dvitaškiais jokių problemų, bet iš toliau ir nuo baudų linijos atrodo tarsi užrištas krepšys. Pataikysim. Ir baudas, ir tritaškis. Galiu tikrai pažadėti.